Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos rizikos vertinimo modulis padės perkelti geležinkelių transporto eismo rizikos valdymą į naują lygį. Pasitelkus šiuolaikinės informacinės technologijas, matematinius ir statistinius metodus, su geležinkelių eismo įvykiais susijusi informacija bus sistemiškai ir automatizuotai apdorojama. Tai padės nukreipti eismo saugos kontrolę ten, kur kyla didžiausia rizika eismo saugai ir žmonių gyvybei, nustatyti rizikos priežastis ir imtis efektyviausių rizikos mažinimo ir eismo saugos didinimo priemonių. Projekto metu sukurtas interaktyvus skaitmeninis žemėlapis, kuriame pavaizduoti geležinkelių eismo įvykiai. Žemėlapį rasite geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos puslapyje. Norint naudoti žemėlapių, nebūtina prisijungti prie sistemos. Tiesiog spauskite žemėlapiai. Žemėlapyje realizuota galimybė matyti skirtingus sluoksnius – ortofotografinį, topografinį, mišrų. Pažymėję juodosios dėmės, matysite vietas, kuriuose įvyksta daugiausiai geležinkelių transporto eismo įvykių. Jos vaizduojamos pagal geležinkelių transporto eismo įvykio tipą. Dešinėje pusėje esančiame mygtukų lauke pasirinkite, kokius įvykius norite matyti. Riedmenų susidūrimus, gaisrus pervažose, įvykius, kurių metu nukentėjo žmonės ir kita. Taip pat galite pasirinkti jūs dominantį laikotarpį. Kairėje pusėje rasite paieškos laukelį. Jei pažymėtas GIS mygtukas, galite ieškoti vietovės. Jei pažymėtas infrastruktūros mygtukas, galite ieškoti įvairių geležinkelių infrastruktūros objektų – stočių, tarpstočių ir kito. Pasirinkę norimus parametrus ir mastelį, žemėlapį galite atsispausdinti. Geležinkelio statinių techninės priežiūros dokumentai nuo šiol pildomi, saugomi ir teikiami Valstybinei geležinkelių inspekcijai per geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinę sistemą. Nebereikia pildyti popierinių statinio techninės priežiūros žurnalų ar techninių pasų. Visa informacija saugoma vienoje vietoje, ją bet kada gali patogiai peržiūrėti ne tik ūkio subjekto, bet ir inspekcijos atstovai. Taigi, jie dokumentų pildymo patikrą atliks nuotoliniu būdu, netrikdydami ūkio subjekto darbo. Sistema automatiškai nustatys kiekvieno geležinkelio statinio rizikos įvertį, tad mažo rizikingumo objektai bus tikrinami rečiau, o už kontrolę atsakingi Valstybinės geležinkelio inspekcijos specialistai galės susikoncentruoti į didesnio rizikingumo objektus. Todėl ypač svarbu dokumentus pildyti kuo tiksliau ir laiku. Kaip tapti sistemos vartotoju? Nauja ūkio subjekto kortelė sistemoje užregistruojama, kai ūkio subjekto atstovai inspekcijai elektroniniu paštu pateikia prašymą sukurti sistemoje ūkio subjekto kortelę ir paskirti prašyme nurodytą asmenį šios kortelės administratoriumi. Gavusi prašymą, Valstybinė geležinkelio inspekcija sukuria ūkio subjekto kortelę sistemoje ir sistema automatiškai nusiunčia jam pranešimą elektroniniu paštu. Prisijungti prie sistemos galite paspaudę jos ženkliuką Valstybinės geležinkelio inspekcijos puslapio dešinėje pusėje arba interneto paieškos lauke suvedę www.gervis.vgi.lt. Dešiniajame viršutiniame lango kampe spauskite Prisijungti. Sistema pasiūlys prisijungimo būdus, naudojantis elektroninę bankininkyste, elektroniniu parašu arba asmens tapatybės kortele. Prisijunkime prie sistemos per elektroninę bankininkystę. Suvedus visus prašomus duomenis, jūsų bus paklausta, ar sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti paslaugos teikėjui. Spauskite Patvirtinti. Ir štai, jūs matote pagrindinį geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos langą. Čia matote aktualiausią informaciją. Tai patikrinimų kalendorius. Jį įskleidę rasite informaciją apie visus planuojamus, šiuo metu vykdomus ir jau baigtus ūkio subjekto, kurio atstovas esate, veiklos patikrinimus. Šalia skelbiami Valstybinės geležinkelio inspekcijos nurodymai, kurie dar nėra įvykdyti. Lango apačioje pateiktas ūkio subjektų valdomų statinių sąrašas. Sąrašą galima įskleisti ir prireikus filtruoti pagal pavadinimą, statinio tipą, kategoriją, patikrinimo datą, rizikos įvertį ir kitus parametrus. Lango viršuje yra mygtukas Pranešimai.
Jį paspaudę pamatysite naujausius ir senesnius Valstybinės geležinkelių inspekcijos pranešimus. Norėdami peržiūrėti savo ūkio subjekto geležinkelio statinius, spauskite Statiniai. Čia rasite visų jūsų ūkio subjekto valdomų statinių sąrašą. Norėdami daugiau sužinoti apie kurį nors statinį, spauskite peržiūros mygtuką ir pateksite į jo techninį pasą, kuriame statinio bendrieji ir charakteristikos duomenys. Sistema jos leidžia itin paprastai suvesti, redaguoti, papildyti, ištrinti. Pavyzdžiui, papildykime grafą žalingi veiksniai. Pasirinkime statinio techninės priežiūros žurnalą. Čia suvedama bendriausia statinio informacija, galima prisekti nuskenuotą popierinį techninės priežiūros žurnalą. Kortelėje techniniai prižiūrėtojai ir jų kaita matote, koks darbuotojas kokiu laikotarpiu buvo ar yra atsakingas už statinio techninę priežiūrą, galite atnaujinti informaciją, pridėti naujo darbuotojo duomenis. Techninę priežiūrą atliekantis asmuo informaciją apie stebėseną suveda į kortelę nuolatiniai stebėjimai. Jis pažymi, kokius trūkumus rado ir kokius veiksmus atlikti rekomenduoja. Atlikus šiuos veiksmus, informacija suvedama į tą pačią kortelę. Kortelėje apžiūros tyrinėjimai, auditai pildomi ūkio subjekto sudarytų komisijų arba išorinių ekspertų atliktų kasmetinių apžiūrų, neeilinių apžiūrų, statybinių tyrinėjimų, audito duomenys. Kortelę nurodymai formuoja viešojo administravimo subjektai, vykdantis statinių naudojimo priežiūrą. Įvykdęs nurodymus ūkio subjektas tai pažymi šioje kortelėje. Spustelėję statinio patikrinimai pamatysite visus buvusius, vykdomus ir artėjančius planinius bei neplaninius statinio patikrinimus. Kortelėje rizikų charakteristikos galite pasižiūrėti, kaip sistema įvertino statinio rizikingumą, taip pat rizikų charakteristikų istoriją. Pagal tai galima planuoti remonto darbus, rekonstrukcijas, taip pat numatyti, kad artimiausiu metu Valstybinės geležinkelių inspekcijos specialistai gali atlikti jo naudojimo patikrinimą. Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinę sistemą sukūrė Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos įgyvendindama Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuotą projektą Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas. Elektroninės Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos paslaugos. Patogiau, greičiau, pigiau, šiuolaikiškiau.